Gerbiami komisijos nariai, taip pat vedėja, specialistė. Šiandieną yra 24 diena, 12 valandų 45 minutės ir vyksta Kupiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos posėdis, kuriame bus svarstomas 26-28 metų Kupiškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano pakeitimo suderinimo ir siūlymo teikti ir pritarti plano pakeitimui Kupiškio rajono savivaldybės tarybai. Tai tada suteiksim žodį specialistėms, tai prašom, paskambinti. Labą dieną. Siekdama sumažinti energijos suvartojimo ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo, savivaldybės vietos statose, savivaldybės administracija numatė įgyvendinti 3 projektus susijusius su energijos efektyvumo padidinimu jai priklausančiuose pastatuose. Atsižvelgiant tai, siūlome papildyti strateginio veiklos plano, ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programą 3 naujomis priemonėmis. Tai būtų Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pastato atnaujinimas, bendra projekto vertė būtų apie 794,4 tūkstančių eurų. Ir kitas projektas būtų Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pastato Lauryno Gucevičiaus aikštė 14 atnaujinimas. Šio projekto bendra vertė būtų apie 664,6 tūkstančius eurų ir Kupiškio mokyklos vartelis pastato atnaujinimas, kurio bendra projekto vertė būtų apie 829,3 tūkstančius eurų. Visų projektų šitų įgyvendinimo metu būtų diegiamas pastatų energiją taupančios priemonės, konkrečios priemonės buvo nurodytos prie kiekvieno projekto, jums nusiųsta buvo elektroniniu paštu. Visi šie projektai būtų finansuojami 22-30 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės skatinti pastatų inovaciją ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Šie projektai visi būtų įgyvendinami 26-30 metais, ES lėšomis būtų finansuojama 50% tinkam projekto išlaidų, kita dalis savivaldybė biudžeto lėšų. Tai tiek trumpai. Dar kažkas tai pirmai, prašau. Na, iš tikrųjų, tik tiek galėčiau pridurti, kad jeigu tame tarpe, jeigu savivaldybės biudžeto lėšos, tai tame tarpe gali būti naudojamos ir paskolos lėšos, atsižvelgiant į savivaldybės biudžeto finansinės galimybės, tiesiog kaip finansavimo šaltinis. Čia ES lėšų būtų 1,1 tūkstančių. Taip, 1,1 tūkstančių iš anglės. Panašiai tiek pat ir savivaldybė prisidėti. Ir šios priemonės jau kaip jos buvo tvirtintos taryboje, tie sprendimai jau buvo priimti, dabar tik šiame posėdyje. Taip, šiems priemonėms buvo pritarta ankstesniuose metų savivaldybės tarybos posėdžiuose, tačiau keitėsi strateginio plano rengimo tvarkos, keitėsi priemonės, tai tiesiog pasikeitė teisinė bazė ir įtraukime. Dabar naujai traukime ir pasikeitė ir aišku ir sumos. Taip. Buvo atliktas energetinis auditas visų pastatų ir aišku, tos problemos sumą. Ir jos atitiktų ES tos finansavimo kriterijus iš šios programos. Taip, ir šiems iš aplinkos ministerijos tai yra ir jums skirtos lėšos, jau įsakymas yra patvirtintas. Ir lėšos skiriamos šiais projektams. Aš komisijos narė, kaip reikia teikti tą informaciją. Ten prie tos pirmos priemonės, kur administracijos pastato atnaujinimas, stogo šiltinimas, skliausteliuose taip pat ir naujo stogo dangos įrengimas. Tai aš galvočiau, kad gal čia
ta formuluotė tokia naujos stogo dangos įrengimas su stogo šiltinimu. Kažkaip stogo šiltinimas, skliaustelės ir naujos dangos. Nu, kažkaip man to tokio, nu tai čia neįsiminus dalykas, statybiniai, čia aišku, ne jūs. Ir dabar dar noriu paklausti apie įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikių. Tai čia suprantu šitie laiptai bus pritaikomi, taip? Čia yra apie Administracijos kalba. šito pastato, tai šitie laiptai. Ar Jeigu renovuojam, tai turi būti vis tie pastatai pritaikomi neįgaliesiems. Bet laiptai tik tai. Nes čia apie laiptus tai kalba eina. Taip. Supratau. Ir tada apie varpelį dar turiu klausimą. Ten irgi išvardinti, kas bus atnaujinta, kas bus keičiama. Tai stogas, ar jis bus keičiamas, ar tik šiltinamas, ar kaip čia, nes prie stogo nieko nėra, tiesiog stogas tik parašyta, tai man čia užtat ir klausiu dėl to. Investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius sėdėjo, teiks projektus. Čia labai suteikti, bet konkrečiai svarstyti. Man įdėto paklausim. Gerai, paklausim, koks dėmės. Tai čia pritaikyti pačiam projektui gyvenimo. Gerai, supratau. Kaip priemonės. Sakykime, aš dabar šitos skaičių tikslus yra, kad naujas sąmonės paskaičiuotos, ar ne? Nes kiek atsimenu, tai šitą pastatą margonį, kad Vytautų, tai mes jau galbūt jūs trečią kartą svarstome. Ponas pasikeitė teisės aktai ir negalėtų taip palankas. Šios sąlygų. Taip. Vadovą, ne? Šimtai, labai nedaug. Čia pagal išvardintus tuos tikrai. Čia negestuojama, visą kitą nežinėjimą. Nereikėsiu. Visi labai bus skaičiai. Tai parašyta. Taip, vienu momėlį 100 000. Nu, matyti yra sąmata, aš taip suprantu, tai reiškia. Mes sąmatą turime iki dabar augėlių. Čia, aišku, įsiūna, pavyzdžiui, jau sutartį sudarėm su sporto salės pirkimu, dabar vėl konstruktyvus įskiriam, kažkodėl gal užmiršo, kad turėjom vedėti grafiką, aš miršau. Biliuotai kokie 300 000, kokie fėsas pasiėmė bereikų, praveguojo sutartį pratęsimą. Gerai, čia kitas klausimas. Gerai, tai vis tiek mes grįžim prie šitų 3 priemonių, tada ar, nežinau, dar gal turit klausimų, ar norit kalbėti, kas, prašau. Jeigu Aš tai dar posėdį komitetą klausimą. nu tai Pasitikslinti. tai dabar dėl tų priemonių. Tai kaip, ar dar norit kas kalbėti, ar klausti, tada dar išsiaiškinam iki galo, ar galim perėti prie balsavimo, ar pritarim ar ne, mūsų čia pritarimų reikia, taip, komisijos. Taip. Tai gerai, tai nežinau, aš tai siūlau pritarti šiom priemonėm ir teikti tarybai. Pritarėt. Tai tada vienbalsiai bendrų sutarimų pritarta yra šiom priemonėm ir viskas tada. Tai skelbiama, kad posėdis yra baigtas. Ačiū visiems. Pasimatome. Visą dieną. Okay.